Šitas tai neblogai pusbulis. Čia visur pusbulė, čia prieš išvežimą, kai skirta ir viskas. Čia mano vizija parvežant visiems įsaugų susiekti. Tai koks 150 įsaugų, sakysiu, žinok, jau. Atgamint. Nu, jie tai vargšai ant prastožėliai. Ne, taigi tu, žinok, čia mes nematom, reikia eitumėm kitą gardą pusę pamatysi. Čia jie tik atėję dabar. Matau, gerulis reikia pažiūrėti. Va, laižo druską. Aš tai biškį karvėm baimę įsiauginau, žinok. Mane paskutinius kartus čia neblogai užvijo visur. Pasivyčką čiut kojas išnešiau. Ir žinok, iš niekur ėjau va taip kaip pro tave. Atsisuko jų karvę, jinai atsisuko į mane, kai pradėjo rėkt. Laukas dabar bus, kai pradėjo lėkti mane. Lėkiu ir visą bandą iš paskos paskui mane. Čiut išlėkiau per piemenį iki mašinos. Bet blogai. Bet nei veršio nieko nebuvo, suprantai, aš nesuprantu, kas jai užėjo. Va čia bus mama greitai laiko. Šitą jau pritešus. Mhm. Jau visai pritešus. Venkia. Jo. Ne-a. Ne Lenkija, Vokietija. Ne. Nu, parodykit gerulį. Gerulį. Nu, eik. Gerulį. Na, eina. Na. Eik, čia nežiūrėjau. Va šitos vaikas dingo. Gražus. Labai ilgas jis. Va šitą kaip parvažinės, tai liks be tų gražių savo ragų. Prasivežinėsim, nei vienos nepaliksim mūsų ragais. Pasiskolinsiu viską iš užtulio. Nukaposim, bo man tai simpatijos nekelia. Eik tu pažiūrėk su tokiais ragais, kai užvytų, tai viskas būtų. Bet tas kaip žiba. Snukutės, akys kaip priklauso. Žiūrėk, net matosi šitam.